Ponios ir ponai, 830 kg, 230 arklio, 4 cilindrų, 2 litrų variklis ir jokių realiai modifikacijų. Viską lemia vairuotojas. Ir aš kalbu apie šių metų Lietuvos autosporto padangę Midjet Baltics. Tai yra Povilas Jankevičius, žmogus su Midjet Baltics komanda, kuri integruoja šiuos midžetus į Aurum 1000 km trasą. Jie jau turėjo savo debiutą Lietuvos žiedinėse lenktynėse. Jie turi čionai Aurum 1000 km lenktynėse. Ir jie dabar turi savo kvalifikaciją. Apžvelkime kvalifikacijos lyderius. Martynas Stankevičius, One Race Racing Shop. Čionai yra pirmoje vietoje su geriausiu jo laiku minutė 17,983 tūkstantosios. Antroje vietoje Baltic Academy Vilius Reškevičius Pro klasė minutė 18,155 tūkstantosios ir JBA Racing komanda Povilas Jankevičius trečioje vietoje. Contribui du atstovai Markas Šilkūnas ir Petras Dekterenka. Čionai įsirikiavę 5-6 vietoje ir Kado Auto by GPX Gidijus Gutaravičius, senas vilkas, kuris čionai yra 7 pozicijoje. Visai netrukus čionai buvo keliama geltona vėliava trasoje, kuris simbolizuoja vieną iš incidentų esančių trasoje, bet aš noriu pabrėžti, kad šie automobiliai juos laiko prie žemės tik tai 255 pločio padangos, tai iš tikrųjų įspūdinga technika, kuri čionai važiuoja Aurum 1000 km lenktynių trasoje, o mes dabar matome čia iškeltą raudoną vėliavą trasoje. Ir lenktynės, ir kvalifikacija ši yra nutraukta. Bandome įsiaiškinti, kas nutiko, keliaujant link teisėjų. Čia midžetai grįžta į pitus. Kas nutiko? Kas nutiko trasoje? 9 poste įvažiavo į vadinamą kišenę ir išlūžo ratas mašinai. Nežinom dar kuriai tarnybos dirba. Kol tarnybos dirba, mes keliaujame pasižiūrėti į šią įspūdingą techniką. Midžetai, kurie yra čionai matomi Aurum 1000 km lenktynių trasoje. Ir čionai pirmasis pituose yra Markas Šilkūnas. Kas nutiko? Tai aš labai tiksliai nemačiau, bet prieki manęs važiavęs, kaip čia, varžovas, nežinau, kaip čia paaiškinus, tiesiog turbūt arba per anksti, per vėlai stabdė, arba per anksti stabdė su bėgiais, kad atsitrenkė ir atitvarą ir nemačiau, o gal kokią techninę problemą, bet mačiau, kad jam nukrito ratas ir iš karto tada buvo red flagas. Bet klausyk, geras kvalas, patinka? Jo, aš tik nematau, kokie ten laikai, bet... Neblogi laikai, neblogi. O mes ir keliaujame būtent dabar apžvelgti laikų, taip kaip įsirikiavę čionai visi 7 pilotai. Rokas Kvedaras, tas nelaimėlis, kuris gaila, tačiau čionai pasitraukė iš šios kvalifikacijos. Ir čionai dar kartelį Martynas Stankevičius, kvalifikacijos lyderis, Vilius Reškevičius antroje vietoje, Povilas Jankevičius trečioje, Markas Šilkūnas trečioje, Rokas Dekterenka yra čionai 5 pozicijoje ir jo, Rokas Kvedaras bei Gidijus Gutaravičius 6-7 vietos. Na, o mes einam pakalbinsime dabar Martyną Stankevičių, kvalifikacijos lyderį, pažymėtą 26 startiniu numeriu. Ir ten jau Martyną ir sveikina komandos draugai. Visi midžetai čionai tarp visų galingiausiųjų GT klasės automobilių Aurum 1000 km lenktynių trasoje. Ir čionai šalia manęs Martynas. Martynai, labas. Labas. Sveikinu su kvalifikacijos turbūt pergalę, dar šiek tiek laiko liko, bet kol kas rezultatai tokie. Sunku? Labai, nuo kartų labai man nėra įprastas tas karštis viduje. Su kartu lekiant truputį vėjas atgaivina. Čia iš tiesų fizinė prasme labai panašu į kartus, bet tas karštis kaip pirtyje tikrai vargina. Kvalifikacijos restartas, nes čia buvo iškelta raudona vėliava. Rokas Kvedaras šiandien viename poste susidūrė su juo ir realiai buvo sustabdyta visa kvalifikacija. 6 minutės 30 sekundžių liko jai. Visi vienoje krūvoje, vienoje eilėje. Midjet Baltics kvalifikacija. Kol kas lyderis Martynas Stankevičius. Visai netrukus apžvelgsime, kas yra lyderis likus kelioms minutėms iki šios kvalifikacijos pabaigos.
Baltic Airning Academy Vilius Reškevičius čia kala Martynui Tankievičiui smūgį paširdžius ir įstumė jį iš kvalifikacijos pirmosios vietos. Povilas Jankavičius atrodo tas žmogus, kuris yra atsinešęs titulus, didžiausius titulus šiandien iš Prancūzijos su šiais midžetais, yra šios serijos nugalėtojas čempionas, kol kas yra 3 vietoje ir Markas Šilkūnas 4, Petras Dekterenka yra 5 ir 6 Baltic Airning Academy Rokas Kvedaras bei Kado Auto GPX Egidijus Gutaravičius yra paskutinėje vietoje. Senbuvis, mohikanas, tas, kuris realiai gali parodyti visiems, kaip čia reikia važiuoti, yra kol kas 7 vietoje. Ir čia vėl raudona vėliava, likus 41 sekundėjai iki šios kvalifikacijos pabaigos. Vilius Reškevičius kol kas 1 vietoje, Martynas Tankievičius buvęs 1 vietoje 2 ir Povilas Jankavičius 3. O mes vėl keliaujame bandyti įsiaiškinti, kas čia nutiko. Grįžta midžetai ir panašu, kad jie iš karto keliauja į savo pitus. Varžybos nutraukiamos, raudona vėliava trasoje. Kas nutiko? Žinokit, neįsivaizduoju, gavom raudoną vėliavą ir galiu tik tiek pasakyti. Dėja. Dėja, galim tik tiek pasakyti, mes irgi galime tik tiek pasakyti. Raudona vėliava, varžybos nutrauktos likus 40 sekundžių. Ir dar kartelį, kol kas šiandien Vilius Reškevičius, Baltic Airning Academy pilotas, čia yra greičiausias netekamo Roko Kvedaro. Ir bent jau Vilių Reškevičių turime, kuris įstūmė Martyną Tankievičių į 2 poziciją. Povilas Jankavičius baigė kvalifikaciją 3 vietoje. Štai toks yra Midget Baltics kvalifikacijos pasirodymas čia Aurum 1000 km lenktynių trasoje.